kad maždaug 11 000, tarkime, Vilniečių gauna kompensacijos už šildymą. Po, sakykime, to, kai, taip paprastai šnekant, valstiečiai įvedė mokestį miestiečiams, tokių paramos prašytojų bus apie 22 000. Tam reikės ir papildomai beveik 1,5 milijono eurų, ir papildomai apie 17 etatų šitam centre. Tai čia bus antplūdis žmonių ir jisai bus ir dėl to, kad įvesta, sakykime, mokesčių pakeitimai įvesti, ir dėl to, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra visiškai neparuošusi nieko, kad tai vyktų sklandžiai. Šiuo metu tai būtų palengvintų tą kreipimąsi, tai jeigu būtų iš tikrųjų realizuota pilna apimtimi pasikreipimas elektroniniu būdu. Kadangi to nėra, tai reiškia, tiem būtent naujiems pareiškėjams kitos išeities kol kas nebus, kaip tik kreiptis fiziškai.